Sakiau, kad susodinau vaikui mažą akvariumuką. Leidžiu jam nugaruoti iki kempinių ir vėl pakilti. Tai yra ne sterilus augalai, dėl to, kad aš susodinau jam anubius. Lemputė kol kas yra laikina ir šiandien tą akvariumą vežu jam. Praėję biški daugiau negu savaitė, gal antra savaitė nuo susodinimo. Ir augalai įsikabino ir išsitiesė į šviesą. Čia buvo uždėta kita per stipri šviesa, kuri stipriai paskatina dumblę augimą. Tai uždėjau mažesnę. Čia yra ledas prikabintas prie kompa vaizduškės radiatoriaus. Bet ten bus kita paprasta stalinė lemputė. Tai vat, kodėl laikiau? Todėl kad, palauk, gal aš galiu čia išjungti, kad nebevirpia. Kad augalai įsikabintų. Va, spiralinį valisnerį įsitėsi, kryptas įsitėsi, dabar tiesiog nuleidžiu vandens, dedu į mašiną ir vežu. Dabar svarbi detalė. Imu paprastą puslitrinę stiklinę ir nusiemu vandenį į kibirą, nes noriu nuvežti su visu kibiru. Nuseka augalai. Lemputę padėjau už šoną. Tokia detalė. Čia 18 litrų turbūt bendras akvariumukas, vat sprendžia dydis. Turbūt 18 cm. Plotis 35 ar 30 ilgis. Nesvarbu. Mažas. Mažas krevetynas. Jam tiktų mažiau augalai. Žiūrėkit, čia yra anubis. Lėtas. Krypta. Ten. Parva. Lėta. Ir taip toliau. Bet kadangi dėsiu vaikui, jaunuoliui, su negalia. Jeigu sudėsi tik lėtus augalus ir jis biški daugiau pašers, augalų greitą augimą nebus, tai viskas apdumblės. Dėl to aš įdėjau tiek liudvigės repens, kurios yra didelės ir žymiai per didelės šitam akvariumui. Tiek rotalas koloratas. Kodėl? Geriau pradžioj tegul auga per greit ir jas karpyti ir išmesti, bet tegul vyksta azoto pasisavinimas. Tie augalai tikrai per dideli tokiam akvariumui, bet dabar tai yra tik viršūnės. Kodėl dedu su dumbliu? Todėl, kad šitoj vietoj augalų su dumbliu, nesterilius. Todėl, kad šitoj vietoj nėra svarbus sterilumas, o dumblis yra buferis. Dumblis yra buferis. Dėl to dumblis nemaišo akvariume. Pagal dumblį galima orientuotis. Peršerts, neperšerts. O kadangi aš ten negalėsiu būti, dažnai man reikės prižiūrėti, online video nuotraukom taip toliau. Tai nėra mano namų akvariumas. Jeigu dumblė daug, reiškia per daug šviesos, o bus naudojama paprasta stalinė lemputė, kuriai gali pakeisti, įsukti kitą lemputę, suprantat? Tiesiog ant laikmačio. Įdėsiu 5 vatus, per daug dėsi 3. Ir viskas. Ar 4, ar 1. Per mažai ruduoja, dedam 10 vatų. Vat ir viskas. Su stalinė lempa yra taip paprasta. Ir nereikia jokių smartų. Rado mama jo kažkokią maksimą paprastą stalinę lempą aukštą koją iš pardavimą ir nusipirko. Ir viskas. Aš esu rodęs, kad aš naudoju Ikėjos lempą. Tai va, dabar turiu iš to 18 litro akvariumą, kuris buvo beveik pilnas iki kempinių viršaus. Matot, filtras tas pats. Aquel 500 cirkuliatorius su 2 UJET kempiniam. Vieną išplauni, kitą kartą kitą išplauni. Vieną ir laikai vandenį, kad būtų apsisėmęs jis. Ir lempa iš kito galo, kad tiesiogiai stipriai nešviestų ant kempinių, kad neaugtų žalias dumblis ant kempinių. O pačioj paprastas kvarcas, nieko daugiau nėra. Paprastas stambus geras kvarcas. Ta prasme, iki 2 mm. Kvarcinis smėlis. Viskas, nusėmiau, turiu vežti. Pastatėm akvariumuką į vietą, pincetu ištiesiau augalus, paprasta stalinė lempa su 9 vatais, gal biški per daug. Vandens lygis ant baldas yra biški silpnas, vandenį paliekam, bet svarbu, kad apsisemtų kempinės. Kai augalai išsities ir pasieks viršų, didžiuosius augalus karpysim, paliksim mažus. Viskas. Krevetėm įmetėm paėsti pirmas granulės. Jos ėda, čia paprasčiausiai mano raudoni
krevetosai. Jų yra čia koks 30. Svarbiausias dalykas yra dugninės raigės, papras gruntas, nu ir skirtingi augalai. Žiūrėsim, kas kaip augs. Viskas, akvariumą paleidom. Jokia stebukla. Šviesas, tačiau į priešingą galą nuo kempinės, kad kempinė nedumblėtų stipriai. Filtriuką ant minimo palieku. Kartą į mėnesį keisti po vieną kempinę. Vieną į tą išplauti, kitą mėnesį tą. Vandenį keisti kartą į savaitę. Viskas. Ir Augustas jau mato krevetes. Dar vienas svarbus dalykas, kurio nepaminėjau, tai yra grunto sluoksnis ir paminkštinimas. Po akvariumu yra statybinis 0,5 cm storio paminkštinimas, o grunto yra labai daug. Grunto gali būti iki 1/3 akvariumo, kadangi aš jo daug turėjau, daug ir sudėjau. Ką gero duoda didelis grunto sluoksnis? Tai yra terpė bakterijoms vykdyti azoto skaidymą. Kuo storesnis sluoksnis, tuo daugiau ten vyksta bakterijų darbo. Kadangi aš noriu ilgą laiką akvariumą padaryti, su mažai priežiūros, tai pagal vandens tūrį pakankamai didelis filtras, kad didelis tūris kempinių būtų bakterijų, ir pakankamai storos. Čia yra turbūt 7, gal 8 cm kvarcinės smėlio. Pakankamai storas, nes nebus kas ten jį dažnai nusiurbinės. Kuo storesnis, tuo geriau vyks bakterinis darbas. O melanijas jį kedens.